Ryžę nugriauti vėjo jėgainių parką. Vilkyčių bendruomenė teigia, kad apgaulę išdygę 17 jėgainių pablogino gyvenimo kokybę, nuvertės nekilnojamasis turtas. Gyventojai kaltina verslininkus slėpus planus, klastojus parašus, nederinus projekto su artimiausių sklypų savininkais. Ginčą nagrinėja teismas. Šilutės rajono gyventojai sukilo prieš vėjo jėgainių statytojus. Nors vėjo jėgainių parkas dar tik statomas, o įrenginiai neįjungti, žmonės sako jau dabar girdintis už keliasdešimties kilometrų esančių jėgainių sparnų šniokštimą. Ir net bijo pagalvoti, kas bus, kai vėjo jėgainės pradės veikti. Anot žmonių, vėjo jėgainių statybos, kaimo genocidas ir ekologinė katastrofa. Su manim iš tikrųjų niekas nederino. Yra visai šalia, tikrai netoli, matosi net šviesas ir niekas neatvažiavęs buvo, nei sakęs, ničnieko. Tai kada sužinojote? Kai pradėjo statyti. Iš tikrųjų auga. Jau mes daugiau protestuojam, jau tos statybos auga kaip mėlių. Mamos sklypas ribojasi su jų, ten jie važiavo, siūlė pinigėlius ir skambindavo. Ir net pati seniūnė buvo atvažiavusi, sakė, tarkime, sako, gal kada nors jums ko nors reikės. Mes vis laik prieštaravom, nepasirašėm nieko. Net jokio sutikimo nedavėm, o vis tiek yra statoma. Sako, ten kitiems siūlė po 200 litų, tai yra tiesa? Už parašą? Kitiems, ten, kurie jėgainės stovi laukuos, kad ten iš viso tik tai riboja žemė su žemė, ten, kaip aš girdėjau. Kad tiems ten siūlė, mokėjo, kiek jie ten, nežinau. Vilkyčių bendruomenė įsitikinusi, jėgainių parkas nelegalus. Esą parašai suklastoti, poveikio aplinkai ataskaitą surašė neatestuoti žmonės. Mes apskundėm Klaipėdos prokuratūrai tą visą reikalą dėl parašų klastojimo. Prokuratūra perdavė STT perdavė statybos inspekcijai ir baigės tom, kad nikom baigės. Dėl pavasarį pradėto statyti vėjo jėgainių parko Vilkyčių bendruomenė kreipėsi į teismą. Žmonės siekia, kad šios statomos vėjo jėgainės būtų nugriautos. Pirmos instancijos teismą bendruomenė pralaimėjo. Prašymas atmestas, nes sustabdžius statybos darbus didesnius nuostolius patirtų bendrovė pradėjusi vėjo jėgainių statybas nei Vilkyčių gyventojai. Verslininkai į vėjo jėgainių parką investavo per 100 milijonų litų. Jeigu viskas prasideda iš naujo, legaliai taip, kaip turėtų būti. Ar jūs sakote nelegalu čia? Pagal tai, kaip viskas vyksta, kol kas atrodo nelegalu. Šitas vėjo jėgainės dabar, kaip jos statomos, tikrai turi būti nugriautos. Aš asmeniškai nesu prieš vėjo energetiką, nesu prieš vėjo jėgainės. Viskas galbūt gali būti kažkur. Bet tai turi atlikti specialistai, ne verslininkai pamatuoti, o specialistai. Vėjo jėgainės statantis verslininkai sako, iki šiol negalinti suprasti, ko iš tikrųjų žmonės bijo ir nori. Detalusis planas patvirtintas prieš 3 metus, o triukšmas kilo tik tais dabar, kai jau praktiškai yra įpusėtos projekto statybos, tai kartais net kilo mintis, ar ten tik tais nėra kažko pasistengta, kad tai būtų tuo metu, kada įmonei tai aišku yra skaudžiausia, kai yra investicijos pusiaukelėje. Man pačiam asmeniškai yra, ką ta bendruomenė ginčia ir ko jie nori. Tačiau, kaip minėjau, dėja, net ir susitikimų metu mums to išsiaiškinti nelabai pavyksta. Mes turim, pasakyti taip, kovą su vėjo malūnais, tačiau nelabai aiškios tikrosios priežastys. Prieš 4 metus nuo žemės paviršiaus buvo nušluotas pirmasis vėjo jėgainių parkas Kretingalės seniūnijoje. Tuomet pralaimėjus teismus su gyventojais nugriautos 6 vėjo jėgainės. Ar ši kova dėl vėjo jėgainių statybų vyksta ir Klaipėdos rajone? Tačiau čia dėl pernelyg didelio gyventojų pasipriešinimo kol kas nepastatyta nė viena vėjo jėgainė. Reporterės Gintarė Butkienė ir Neringa Budrytė.